Koks žmogus yra pats pavojingiausias mūsų aplinkinių žmonių požiūriu? Koks žmogus yra pats nepatikimiausias mūsų aplinkinių žmonių požiūriu? Tai yra tas žmogus, kuris rūpinasi savimi, tas žmogus, kuris daro tai, ko jam reikia tuo momentu. Pavyzdžiui, sėdi vienoje grupėje, jis visi norėjo gerti, niekas nesistoja, visi sėda, jis atsistos ir atsigerti. Jisai nueis prie lango, pažiūrės per jį, pasijudins savo nugarą, nelauks, kol jo slanksteliai susitrauks iki pat galo, nesvarbu, kas aplinkui jį vyksta, jis rūpinsis pats savimi. Ir kiti žmonės tai priema, kaip kad tai eitų prieš juos, kaip kad tai kažkas tai būtų prieš jų sąlygą ir jie tada žiūri kaip į pavojingą dalyką. Ir jis nieko nedaro, suprantate, jis neateina jų, neapipila aliejum, neapspjaudo, nepakiša patnoškių, neliepia jiems daryti taip pat, kaip jie daro, bet kiti žmonės, jie daro taip, kaip kiti ir supranta, kad aš negalėčiau tai padaryti. Tas nervina, tas erzina ir tada gaunasi tokia įtampa tarp žmonių ar panašiai, kad kaip jis taip galėjo. Tai yra tie žmonės, kurie labiausiai nemėgstami. O kaip jie tai žmonėmis tapomi yra tiesiog, kad jie iš viso savo gyvenimo šūdo, netgi to, kuris buvo vaikystėje, išsikapanojo patys. Jie išlipo iš jo patys. Jie neturėjo paramos iš savo aplinkinių, tokios, kokios jiems reikėjo tuo metu tam, kad pasiekti, išlipti, save susitvarkyti. Jie tiesiog tai padarė patys, ištraukė patys save lauk iš visko, kas yra jų gyvenime ne taip, kas buvo ne taip. Ir tai dar ne vienintelis dalykas, ko reikia. Tas antras dalykas yra, jie suprato, kad tik jis pats gali save ištraukti iš savo problemų, kad tik jis pats gali save išvesti į kitą lygį, kitą dalyką, kad tik savimi gali pasitikėti 100%, nes jis žino, kad pats nuo savęs nepabėgsi. Ir viskas, kas yra aplink tame, viskas, kas susikūręs, kame gyveni, tu jame privalėsi gyventi iki galo, iki kol tu nenumirsi, tavęs iš tenais kas nors neišmes arba tu pats neišeisi. Ir kai šitas suvokimas yra tavo smegenyse, tu pradedi kitaip veikti. Tu pradedi suprasti, kad atėjo laikas visą laiką rūpinti savimi. Aš dar kartą pakartosiu, tai nereiškia, kad tie žmonės negerbė kitų. Atvirkščiai, jie kiekvieną žmogų mato nebe kaip masė, kuri sulipusi veikia vienas su kitu, o kiekvienas žmogus yra individuumas. Kiekvienas žmogus yra atskiras individuumas, kuris gali ir turi pasirūpinti savimi, nešti atsakomybę už tai, kas jo gyvenime vyksta. Tai yra tikra atsakomybė. Ir jis gali tada priimti bele kokį žmogų, nesvarbu, kokioje klasėje jisai gyvena, kiek jisai pinigų turi, su kokia mašina važinėja, kokius rūbus nešioja. Tai yra visiškai niekam, niekur nesvarbu. Nes tai iš tikrųjų yra visiškai nesvarbu. Ar tu esi turtingas ar neturtingas, nes viskas, ką tu gali pasiimti paskui išėjęs iš šito pasaulio ir transformuoti į kažką tai kitą, yra tai, ką tu susirinkai savo viduje. Ir savo viduje mes nešnekam, kad įsioperuoti savo dar papildomą plautį, ten kažkur įsidėti, gal dar trečią inkstą kažkur tai dasikeliauti, ar ten kokį papą didesnį pasidaryti, supranti? Ne apie tai mes šnekam. Mes šnekame apie tuos dalykus, kurie angliškai vadinami soft skills, pavyzdžiui, ką tu viduje savyje susidarai, užaugai tavo būseną. Tu gimėjai, susigūžęs, nieko negalintis tave turėjo kažkas tai pamaitinti, kažkas tai pervestyti, kažkas tai kažką tai tau padaryti tam, kad tu išgyventum. Ir netgi dėl to tu turėjai daryti dalykus. Turėjai rėkti, turėjai spardytis, turėjai savo odą išmesti kokiais nors spuogiukais, kad pademonstruoti, kad tau netinka tie dalykai, kuriuos su tavimi daro, apsivemti, ką kūdikiai daro. Ir tai tu darai instinktyviai, iš gamtos duoda. Tam, kad atkreipti į save dėmesį, tam, kad išgyventi, nes kitaip tave galbūt pamirštų, nes ne visi žmonės, kurie pasigimdo vaikų, myli savo vaikus,
juos gali matyti, rūpintis intuityviai, be to, kad jie verkia. Dauguma žmonių, tėvai, nesupykit, prašau, laukia, kol kūdikis pradės verkti, laukia, kol kūdikis ateis, kai jeigu jis jau moka vaikščioti, ten metukų, jis sakys, mama, nori valgyti, tėti, nori į lauką. Tik tada pradeda veiksmus daryti dažniausiai, arba pradeda neramus darytis, ir, vaikai neramus, reikia eiti į lauką, reikia kažką daryti, reikia į aikštelę žaidimų. Supranti, tai mes išdresiruojame, suaugę žmonės, mūsų išdresiruoja dar papildomai reaguoti, daryti dalykus tik tada, kai mums jau negerai kažko reikia, nes mes vaikai, kai esame, turime tik tai tuos vidinius instinktus, daugiau nieko. Tik tais tai. Supranti, ir kažkada tai ateina tas momentas, kada daeina mums, netgi vaikams daeina, kad kažkas tai čia ne taip ir čia yra kažkokios žaidimo taisyklės. Ir pavyzdžiui, vieni tada sugeba taip žaisti, kad jie viską gauna savo vaikystėje iš tų žmonių, kurie aplinkui yra. Nesvarbu, čia ar tėtis, mama, dėdė, kaimynai, jie randa tą galimybę. Tai va. Ir šitie žmonės paskui kai užauga ir jeigu jiems supranta, kad jie patys save iš visko išveda, tada jie pradeda suprasti, kad jiems nėra ribų. Kad jie gali viską padaryti pats. Mes nešnekam apie skridimą į Marsą ar dar kažką, bet jeigu jis norės, galės ir ten nuskristi. Supranti, nebėra ribų. Nebegali kito žmogaus žodį jo sužlugdyti. Taip, jis gali vis tiek kažkaip įsiskaudinti, sakyti, kaip jis čia man taip pasakė, bet jeigu tu ilgiau negu 15 sekundžių dėl to nervuojasi, tai yra problema tavyje, ne kitame žmoguje, netgi jeigu tavo smegenys sako, tas kitas žmogus toks. Ne, 15 sekundžių. Ilgiau tu esi problema, o ne jis. Esi nelaisvas, tas kitas žmogus kažką daro, ko tu nesugebi padaryti ir tave tai labai erzina. Tai va, žmonės, dabar buvo toksai ilgas pasipasakojimas apie paprastus dalykus, kuriuos mes tiesiog nepastebime iki galo. Ir smerkime dalykus. Kodėl mes smerkime žmonės? Mes smerkime juos dėl to, kad jie yra arba kitokie negu mes, arba visiškai tokie patys negu mes. Ne? Tai mes norime arba būti tokie kaip jie, arba mes bijome jų, nes jie yra kitokie. Suprantat? Tai yra paradoksas toksai. Vietoj to, kad vienas iš kito mokintis, mes vienas kitą stengiamės nužlugdyti, arba vengti, arba smerkti, apkalbėti. Tai va, mano pasiūlymas būtų toks. Baigti apkalbinėti kitus žmonės. Nesvarbu, kokie jie yra, priimti juos tokie, kokie jie yra. Mylėti visus tokius, kokie jie yra. Netgi tie, kurie tavo akise iš viso. Jie yra tokie, kokie jie gali būti. Vienintelį dalyką, ką reikia supranti, tie žmonės yra šiuo momentu pati geriausia versija to žmogaus, kurio jie gali būti šiandien. Jeigu būtų kita įmanoma, arba jie turėtų kitą supratimą, kad tai įmanoma, jie būtų jais. Bet jeigu jie nėra, jie yra tiesiog pati geriausia versija to, ką jie sugeba šiuo momentu apie save suvokti. Ir jeigu tu priimsi kiekvieną žmogų kaip jo pačią geriausią versiją, kuri gali egzistuoti šiandieną, mes nešnekam apie ryt, poryt, užvakar, mes šnekame visą laiką apie dabar. Tai taip yra. Supranti, jeigu jisai galės kitaip, jisai padarys rytoj kitaip. Ir lygiai taip pat ir tu. Jeigu šiandieną priėmei kažkokį tai sprendimą ir jisai nesigavo kažkaip tai taip, kaip tu galvoji geriau, buvo blogiau, ir paskui save ėsti, kodėl aš taip padariau, galėjau kitaip pasakyti, kitaip padaryti. Ne, tu buvai savo būsenos, savo sąmonės, proto, suvokimo ribų, pati geriausia versija tuo momentu, kai tu priėmei tą sprendimą. Ir tai yra tai, kas yra. Daugiau niekas kitas neegzistuoja. Tuo momentu nebuvo kito. Ir save smerkti už tai yra visiška nesąmonė, laiko gaišimas. Ir tie žmonės, kurie save ištraukė iš šūdo ir suprato, kad jie patys tai padarė ir kad tai buvo teisinga, kad ir nereikia turėti kitų, kurie tave traukia lauk, kad taip yra ir teisinga, jie savęs nebegriaužia, supranti? Jie tada, kaip įdomiai, kodėl aš taip čia sugalvoju, pareflektuoja, supranta aplinkybės ir tiesiog nusprendžia kitą kartą gal kitaip padaryti. Jeigu vėl iš naujo atsitinka, žiūrėk, jau antrą kartą taip pat atsitiko. Kodėl, ko aš nesupratau pirmą kartą, gal ir trečią, ketvirtą, penktą kartą atsitiks, bet jie kiekvieną tą kartą, kai tai atsitiks, pastebės ir pagalvos trumpai apie tai,
kame kampas, kodėl vėl kartojasi. Ir pagavę tą kampą, kažkada tai pakeis tą žaidimą, pradės kitaip daryti ir taps geresnė versija savęs, visiems matoma ir savo. Bet kitus žmonės tai gąsdina, kai tu daraisi vis laisvesnis savyje, savo veiksmuose. Tai va, bet aš visus kviečiu, visus raginu tapti savimi, netapti kaip Nibelungų pasakoje, žinote apie Zigfridą, kaip tik vakar buvo kine išėjęs, labai geras filmas, galite pasižiūrėti. Ir jeigu tai įsivaizduosite, kad tai yra vidinis pasaulis, ką jie ten demonstruoja, ką jie žaidžia toj Nibelungų sagėje, ne? Tai jūs pamatysite tokius dalykus, iš kurių jūs galbūt norėsite išlipti ir apsispręsti nuo šiol gyventi kitaip. Savo vidumi, savo širdumi ir didinti šituos visus turtus. Tai va, sėkmės!